Esu tapytojas, Saulius Kruopis ir noriu pakviesti visus tie, kurie turi tokį hobį retro. Šventė retro bus Kaune, o aš esu su tokiu prisiminimu už 1976 metų. Man buvo 16 metų, buvau jaunuolis, studijavau meninę fotografiją ir kažkokio anteno matėjau informaciją, kad atvažiuoja pirmasis sąskrydis, senovinių automobilių retro sąskrydis. Tai aš jau laukiau viską, labai 10 juostelių nusipirkau, viską fotografuoti. Nu ir dalyvavau ir mano rankose matom šitas nuotraukas, kokias aš padariau tais laikais, buvo apie 50 automobilių ir teko nufotografuoti beveik visus, iš visų pusių, kaip anfas, iš šono reiškias. Ir pirmą kartą galėsim papublikuoti, pirmą kartą parodyti, nes stovėjo 50 metų. Ir mintis yra tokia, kad čia yra jau iš prigimties. Kiekvienas mes turim savo kažkokio laisvalaikio formą, kas mumis traukia, kas domina. Ir aš būdamas tapytojas, studijavau meninę fotografiją 5 metus. Ir mumis pirma pamoka buvo kiekviena detalė kalba. Tai dėl to aš viską fotografavau. Ir tenai, kas buvo vienintelis šito didžiulės šventės minusas, kad lietus pliaupė, labai lietus pliaupė. Tai mes kovojomės ir aš toj Polūtarkoj sėdėjau, rusų tom automobilėje nebuvau matęs tokio sunkvežimio. Ir ėjau žiūrėtas mašinas. Tai aišku yra hierarchija, tas Horchas, tai va, kur didelę nuotrauką rodau, tai tikrai buvo centrinė. Paskiau aišku antra, kur mane labai sužavėjo, tai Pakartas. Tai ta mašina, kuri buvo iš Panevėžio. Ir paskiau Mercedesai, Opeliai, čia kur sudėjau. Ir aš žiūriu, pasigėdau kažkokių kitų vardų. Aišku, buvo Peugeot, buvo Vauxhall, reiškias, tokias mašinos įdomios. Tai va, ir teko padaryti tikrai 100 nuotraukų, labai daug. Visą tai supratau kaip vertybė dėl to, kad viskas buvo draudžiama. Tais laikais sovietų, reiškias, tokie buvo brežneviniai laikai, viskas draudžiama. O mums vaikam, kad kažkas iš vakarų, kažkokios mašinos senovinės, tas labai kažkokią ambiciją sukėlė ir pasirodo, paskaičiau savo prisiminimus, buvo ir mano kursiokai, tai aš virusą padariau kitiem, kad ateitų visi ir mane jie nufotografavo, aš turiu kažkur nuotrauką su savim. Tai va, tai tokia yra gražus bus prisiminimai ir labai gerai, kad yra tokių entuziastų, kurie galėjo visą Žalgirio stadioną. Ten pasirodo ir rungtynės buvo, ir pilna. Manau, kad reikėtų nuotrauką parodyti iki tiek teisingai, kad reiškias, aš net nesureikšminau, negu ne jūs, tai nebūčiau sureikšminęs. Kažkokia reiškias lietsargiai. Ne mašinos ant viršelio lietsargiai. O dėl to, kad tikrai buvo, šlapė. Tai nedėkinga diena ir dar kas yra gražu, kad susipažinau su Ilja Fišeriu, tai buvo fotografas iš Švyturio ir vienintelė tokia oficiali buvo, reiškias, įdėta Švyturio informacija, nuotraukas, žydelis toks, kurio lipom ant stogo, pasirodo bendrabutį, viskas. Paskiau tik sužinojau, kad čia asmenybė. Tai va, taip, Peugeot parodau, o tą Pakartą mano įspūdžiai šiek tiek atskleisiu, reiškia tokią paslaptį. Ir čia va yra jo ta iliustracija. Aišku, turėčiau akcentuoti Dodge 17 metų, kuris yra dabar Kaune muziejuje, reiškia. Ir va ta sena Dodge nori važiuoti, tai buvo tokia graži ir jisai tą padarė nuo to bendrabučio stogo, tokia iliustracija. Laukiam valandas, viskas vėlavo, nes lietus. Tai va, tai tokia mano mažas prisistatymas ir kviečiu jumis tikrai sudalyvauti, nes pakalbėsim, parodysiu nuotraukas, gal 100 netvešiu, bet beveik apie 100 atvešiu. Tai labai laukčiaus entuziastus ir tos, kurie retro automobilius myli, tie vyrai, kaip sakant, kurie turi tokio, čia yra gražus pomėgis, tai yra technika. Ir jos evoliucija, tai jūs laukčiau visus ateiti,
kviečiu į šitą gražų susitikimą mūsų būtent vasario 23 dieną.